Nu ką, chebryte, pakalbam. Sezonas prasideda, jau įsivažiuoja, jau karšta, darosi smagu, o detektoriaus tikriausiai dar neturi, arba turi, bet jau nori atsinaujinti į kažką rimtesnio. Dabar tikrai rekomenduoju apsilankyti metalodetektoriai.lt arba tesora.lt. Kaip įrašysit, vis tiek jūs nukreipsite ant pat į tą patį puslapį. Pardavėjas labai daug turi pasiūlymų, visada jums patars. Jeigu patys nežinot, ko nori, tai pardavėjas visada interesuotas, kas geriausiai jums, kas labiausiai atitinka jūsų poreikius. Aš pats apsiprekinėju ir tikrai naujam sezonui pirksiu vėl kažką naujo. Tai metalodetektoriai.lt. Sveiki, draugai. Sveikinuosi iš Mozūrijos krašto. Turbūt kažkam yra matyta, kažkam ne šitas kraštas, bet rekomenduoju apsilankyti kiekvienam iš tiesų. Tai visa serija šita ir bus skirta tam. Dabar esam prie legendinių kanalų. Daug kas matė tikrai šituos kanalus yra iš kitų kūrėjų, bet rekomenduoju apsilankyti kiekvienam iš tikrųjų. Trumpai apie istoriją šiek tiek vėliau. Dabar apsižiūrim čionais ir mūsų laukia 2 dienos su nakvynė. Pažiūrėsim, kur tą nakvynę įsirinksim. Galbūt, nenoriu spoilint labai, galbūt tai bus apleistų prūsų kapinės. Jei ne, tai galimai Lamerso bunkeris, bet pažiūrėsim, kaip mums seksis žygiuoti. 3 bičiuliai, apie 40 km. Mozūrijos žemė, anksčiau buvusi Prūsija. Taip, anksčiau buvusi Prūsija. Iš tikrųjų ypatingai gražios vietovės. Dabar tai priklauso Lenkijai, bet labai gražios vietovės, senos. Aiškiai matosi architektūra, pastatų prūsiška, gamta nepražengiama daug kur, pelkės, ežerai, kanalai. Žodžiu, su viskuo susipažinsim pakeliui, o dabar apžiūrim ir varom tolyn. Biški kietesnis atrodo. Kietesnis, bet aš kai toks nestabilus pats. Mes po kažkurio momentu esam buvę, kai vos ne tokia kaip audra. Tai iš tiesų vertėtų daug dėmesio ganėtinai skirti apskritai, kaip atsirado pats šitas kraštas, kaip susiformavo ta Prūsija. Žinoma, Prūsija mena tai kryžiuočių laikus. Susiformavo valstybė vien tam, kad arčiau būtų krikštint pagonių šalis. Žinoma, prasidėjo pilių statybos, infrastruktūros. Tai prasidėjo ir visų kanalų kasimas. Tai tikrai siekia senus laikus, o kanalai buvo dažniausiai tai susisiekimui, vandens keliais, prekyba, visa kita, žinoma, buvo ir tuo metu šiek tiek karui integruota visas kanalų reikalas. Šitas kraštas mena labai senus laikus. Ir iš tikrųjų rekomenduočiau kiekvienam atvažiuoti, apsilankyti, pasižiūrėti žemėlapį, šiek tiek skirti keletą valandų, paskrolinti žemėlapį. Atrasit tokio grožio vietovės, kad tikrai labai stebėsitės apie tai. O čia įsikūrė regioniniai parkai, tai stebina ežerų gausa, kanalų gausa ir žiauriai gerai išvystyta visa turizmo kultūra, susisiekimas kanalais. Šiaip miesteliai labai faini aplankyti. Tai žodžiu, jeigu ieškot trumpam laikui pramogos, keliom dienom, nenorit važiuoti ten, kur jau esat buvę, tai labai rekomenduoju važiuoti į Mozūrijos kraštą. Kita vertus, tai yra vos keli šimtai kilometrų nuo Lietuvos sienos. Tai įmanoma kiekvienam. Tai va, chebryte, dar į naujesnį sezoną įžengėm su, tikiuosi, kad geresnė vaizdo ir garso kokybė. Šiek tiek atsinaujinom, pasižiūrėsim, kaip tai veikia, kaip realybėje pritaikoma. Oho, gerai, kad nufilmavau. Tai prieinam prie 20 amžiaus pirmos pusės
Prūsija tampa nacistinės Vokietijos dalimi, čia pradeda darytis visi įdomesni dalykai ir Mozūrijos krašte nacistinė Vokietija nusprendė pritaikyti kanalus savo reikmėm, kariniais tikslais. Jo labiau, kad kanalai realiai jungia Baltijos jūrą su visais Mozūro ežerais. Prasideda didelis infrastruktūros keitimas, kadangi aplinkui yra daug įsikūrę aukšto rango nacistinės Vokietijos vadavietės, kitaip tariant, automatiškai atsiranda poreikis slaptiems susisiekimam. Tai vad bandoma pritaikyti tuos kanalus tam. Žinoma, karas visada pareguliuoja savaip, ne viskas spėta padaryti iki galo, kaip ir planuota, neskaitant visų žinomų objektų, kaip Vilko guolis ar galbūt mažiau žinomas Memerkų kompleksas, apie kurį pašnekėsim kiek vėliau, nes jisai yra prie pat čia. Tas kiek vėliau, tai iš tikrųjų kitoj serijoje, bet jisai yra prie pat čia šitos teritorijos. Realiai, kaip mes dabar einam kanalų pakraščiu, tai pasieksim geležinkelį, kuris taip pat buvo nacistinės Vokietijos naudotas kariniais tikslais. Nuo jų vos kilometras didelis bunkerių kompleksas prasideda. Bet žodžiu, kaip minėjau, vėliau, o dabar visas laikas skirtas būtent šiai teritorijai. Tai, kas buvo daroma karo metais su šliužais, tai šiuo metu ganėtinai pamiršta ir nuvertinta istorija, nes tai yra ganėtinai įdomus inžineriniai sprendimai. Kita vertus, galėjo tai būti ir panaudota kaip hidrologinis ginklas. Realiai, esant reikalui, buvo galima pakėlus vandenį užlieti tam tikras teritorijas, paskandinti laukus, padaryti pelkes iš laukų. Taip pat tam tikrose zonose, kur įtvirtinimai buvo, netgi jas buvo galima paskandinti. Tai iš tiesų šiai dienai istorijoje ganėtinai apie tai mažai kalba. Tai yra neįtikėtino dydžio ir masto projektas, kuris, jeigu būtų pabaigtas iki galo, tikrai būtų stipriai pasitarnavęs. O, Jėzus. Prie šito breiką žadėjom ar prie kito? Nu, čia šalia geležinkelis. Ai va, matau. Man atrodo, čia sprogdintas šitas tiltas, ane? Tai va. Bet va kitoj pusėje ir kažkoks statinys dar raudonų plytų. Nu ką, pasiekėm geležinkelį. Šitas geležinkelis irgi labai senas ir tikrai turi savo istoriją. Vietovė tai iš tikrųjų tikrai žiauriai sena ir ta prasme tas vaibas aplinkui esantis, tai tiesiog neįtikėtinas. Grinai jaučiuosi, kai 20 amžiaus vidury, gal net pirmoj pusėje viskas ant tiek sena, gražu, ta visa infrastruktūra tokia sukurta, tokia senovinė, nežinau net kaip tą pasakyti, žodžio pasivaikščiot, žygį pasidaryti šitoj teritorijoje, žiauriai smagu. Realiai čia šitoj vietovėje gamta, visiškai galima sakyti laukinė gamta susiduria su civilizacija. Labai darniai dera.
oras nebaisiai lepina, nors prieš porą dienų buvo patys karščiai. Jūs dabar žiūrit vasarą, tai čia buvo tie gegužės mėnesio karščiai. Pačios pradžios, kai buvo visiems žiauriai faina ir po didelių šalčių užklupo šiluma. O čia tiesiog beeinant, visa teritorija yra taip stipriai apstatyta įtvirtinimais, bunkeriais, tai kad tiesiog beeinant, vat bunkerį imam ir prieinam bunkerį prie pat ežero. Ir vat aš jums noriu parodyti tokią tuometinę šiaip visai įdomią technologiją. Prašau, žiūrėkit. Natūrali samana. Visur apaugus natūrali samana ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėjus visą tą statinį, prašom, visas statinys, šiaip žiauriai žalias, žiauriai gražus, bet pažiūrėkit, kaip iš tikrųjų jinai buvo formuojama, ta visa samana, kad iš oro lėktuvai netaip greitai atpažintų. Vat štai tokia tekstūra formuojama, kad samana daug lengviau įsiskverbtų ir daug lengviau prisitaikytų augime. Tai va tokia buvo maskuojanti technologija. Tai va karai einant šiknon iš tikrųjų nesuspėjo. Vokietija taip greitai visko įsirenka ir to pasekoje, kaip dažniausiai būna, bunkeriai buvo daugelis apsprogdinti, susprogdinti, tam tikros teritorijos irgi sprogdintos atsitraukiant ir paskui fronto linija traukėsi gilyn. Labai gražiai atrodo visos pakelės senais medžiais apsodintos. Ir čia realiai yra irgi palikimas istorinis senas, keliai taip pat labai siauri. But now, stop that. Sure, now I'm on the move. Your family's calling, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Let the gigs try to get it. Park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. Jeziora. Aha. Duży, tak? Krasny jest. No. Jedę po tą Kowno, Bilstonas. Kauno. Kowno. Kauno. Kauno. Vietiniai gyventojai čia draugiški labai, daug kas susitinka, daug kas klausia, kur eini ir panašiai. Tai visai miela, visai faina. Aišku, kalbos barjeras tam tikrą dalį daro, bet principė, ta prasme, žiauriai faina yra. Žiauriai faina, kai žmonės susitinka, klausia, visi draugiški, visi šypsosi. Tai va šiek tiek geležinkeliu beidami priėjom stotį. Stotis iš tikrųjų tai yra sena, realiai 19-20 amžiaus stotis. Tai tuo metu ypatingai svarbi strategiškai buvo, nors jos nejungdavo didelių miestų, bet regioną jungdavo, visai įdomu. Vat matus išlikę kažkokie dar net užrašai. Klausim, nežinai. Kiti. Kad. Galiu išimti puoduką ir ją pamiksuoti. Jo, gali traukti šiaip tai. And we have a gift for you. It's Lithuania Military food. Oh, It's one portion, like. yes. You can translate. Fire. Okay. Inside very it's like small pillars, and you can fire them and heat the food. No, it for sure is different. But I'm sailor, and in the life rafts, life boats, we have special food. Special also. food, yeah. You don't need too much, but it's very caloric. Yeah. So you don't eat here local food. You must Maybe try. We like, but we will go in the bar, yeah? yeah, but we don't know or it's work. Yes. In Węgorzewo, you can Rent a train. train, so Yeah, it's small yeah, train. That means with men. Yeah? Oh, it's And nice. you Yeah. can sit on the back. I believe it's 8 seats, 4 and 4. I see sometimes during season people going. Go. Nice. It's very good country. Yeah, we like Poland nature and Prices. yeah. Just travel and then all the nature. Your country is more expensive, everything. Yeah. Yes, it depends. In Poland now is high, coming upper and upper. So you are always welcome. Maybe I finally someday, some year, finish this small house
and there will be some places to sleep. Yeah, here was very strong fighting. Germans coming from this side, Aha. and here on the behind the roof. In there? was, Yeah. Soviets coming from there. Uh-huh. And here was CKM. MG. Yeah, machine gun. Machine gun. Aha. Yeah, and they say that that's why they put on this beton on the wall. It was before like other stations, Aha. just briquettes, but it was like It's, oh my god, it's cool. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Vat gyventojas netgi mus įsileido į vidų, parodyti kaip atrodo rūsys ir sakė, leis į palėpę dar užeit, pažiūrėsim palėpę. installation. From here, Germans was shooting Soviets. Yeah. MG place, yeah. Somewhere there is Mamerki. Somewhere there, yeah? Yeah. Tai vat žmogus pasakoja, kad būtent iš pro šito lango vokiečiai buvo įsitvirtinę ir šaudė su MG kulkosvaidžio ta kryptimi ir ilgą laiką laikėsi ir sovietai nesugebėjo paimti ilgą laiką. Thank you. Nu va, beveik jau vakarėja, kaip bebūtų, sutikom stoties šeimininką. Tie šeimininkas sako, ateikit, sako, chebrytė, sako, aš turiu jums, sako, alaus dovanų, nealkoholinių. Na tai mes šitaip pasėdėjom kokias apie 4 valandas. Tai bandom tolyn judėti. Jau darosi biskį sunku eiti. Vakarėja, temsta, tų kilometražų nėra daug, bet pojūtis tai kaip būtų daug. Ir darosi sunku, čia biskį girgžda. Nebaisiai daug liko, 4 gal kilometrai, tai tikrai įveiksim. Nueinam į vietą, įsikuriam stovyklavietę. Va. Nu jau čia temsta, iš tikrųjų pagal vietovę tai jau jaučiasi toks pojūtis, kad einam į kapinių vietą. Beveik jau netoli stovyklavietės liko. Vaizdelis gal kiek ir nėra pats iš fainiausių. Kapų daug iš tikrųjų, kryžių daug, bet mėgautgi nedraudžiama. Tiesiog įsikursim stovyklą, kol kas pamatyti. Bet apsistosim, o pasižiūrėsim, kaip naktis mums seksis čia. Bus aiškiau vietoj. Jo, ta kripta tai tokia didelė ir šiurpi. Pasižiūrėsim, kaip naktis čia bus. Okay, Dave. Kol vieni stato palapinę, nu tiksliau palapinsiuose, aš ruošiuosi vakarienei. Nu, aš dabar darau risotą. Aš dabar pjaustau grybus, svoguniuką kepu, kepsiu grybukus, tada pakepsiu truputį ryžius. Turėčiau užpilti vyno, bet to nedarysiu, nes vyno neturiu. Ir tada sultinio ant pakeptų ryžių ir viso kito reikalo šito. Ir troškinsim, kol ryžiai troškins pilnai. O, kiek
kiek matos, kiek nesimato. Ir pabaigoj dedat maskarponės, pramaišot, pakaitinat, maskarponė šiek tiek praskiedžia viską. Ir pabaigoj visiškoj dedat tarkuotą kietąjį sūrį parmezaną, kad surištų visą masę. Ir viskas. Ir praktiškai rizotas paruoštas. Dar aš dėl skonio pilu trimų aliejų, bet čia jau kaip jūs patys norit, kaip kas skanu, kaip ką kiti gali pilt baravykų aliejų, kaip jau norit, taip jau daro. Nu ką, bičiuliai, pavalgėm, vėlus vakaras ir susitinkam po kelių sekundžių ryte. Labas rytas. Labas rytas. Va mano outfitukas praeitą kartą nepasigyriau. Miego. Atėjo rytas ir išmiegojom. Ir baubai neužpuolė. Viskas čia normaliai. Naktį pradėjo stipriai lyt. Ir lietus dabar tęsiasi jau kuris laikas. Kažkodėl man labai nepasisekė, nes pabudau su šlapiu miegmaišiu. Noriu biskį šilumos. Dar pasidaryti prieš išėjimą. O naktis tai ganėtinai rami. Viskas čia su ta vieta yra ok. Jo, 1838. Ai, čia gimimas gal. Gimimas ir mirtis 1902. 1849. Gal čia irgi kripta kokia buvus. Galimai. Išmiegojom tą naktį prie tos kriptos vadinamos ir kapinaičių. Šiaip kapinaitės tai labai įdomi, gražiai vietoj. Savotiškai krypis, šiurpius. Iš esmės tai tarp dviejų ežerų ir pačios kapinaitės apsuptos pelkę, grynai pelkėmis, kaip pavadint. Lapuotis miškas toksai, dar kai žalia, tai visai nieko, bet manau rudenį tai tikrai šiurpiai atrodanti vieta. Jeigu aš neklystu, liuteronų kapinės yra dar iš senosios Prūsijos laikų, tai vietos gyventojai čia gretimo miestelio laidoti. Ir kas svarbiausia, tai kripta yra vietinio dvariškio, gal taip pavadint, Lendorfų giminės kripta. Čia pat už kokių, 5 kilometrų miestelis. Tai tas miestelis ir priklausė Lendorfų šeimai, giminiai daug šimtmečių. Yra išlikę rūmai. Iš tikrųjų, įtakinga Prūsijos šeima buvo Lendorfai. Kas įdomu, šie rūmai visai šalia, galima taip pavadinti, sienos sąlyginai Sovietų sąjungos buvusios. Tai labai dažnai čia lankydavosi nacistinės vadovybės grietinėliai. Tam tarpe labai dažnai Ribbentropas atvykdavo. Tai iš tikrųjų buvo paversta, sakykime, nacių grietinėlė susirinkimo vieta rytų zonoje tokioje kaip. Ir dar kas įdomiausia, paskutinis iš Lendorfų giminės aristokratas buvęs, nors pas jį namuose, rengdavosi nacistinės kariuomenės ir valdžios grietinėlė, bet jis tiesiogiai gal nedalyvavo sukilime prieš Hitlerį, bet parėmė tą sukilimą. Keista savotiškai, bet po pasikėsinimo į Hitlerį buvo areštuotas ir dar karui nepasibaigus Berlyne sušaudytas. Aišku, šeima taip pat patyrė represijas, vaikai atskirti nuo tėvų, išdraskyta šeima. O tai čia įprasta buvo tuo metu tokios represijos, jo kūnas nebuvo atiduotas šeimai. Tai tikriausiai kažkur Berlyne ir palaidotas. Nu va, galėjau miegot, klausykis. Pabėgėliai. Žiūrėk, ir kaulus rasim. Bet žiūrėk, va geras parakordas. Dar tą galima pasimti. Eik tu na, dievaži. Viskas likę, radom stovyklą kažkokią apleistą. Oho. Nieko savo. Palapinė viskas sugriuvę, bet jie čia pastovėję.
Šiaip įdomiai, reikia paieškoti. Kodėl ten Nu ir kodėl, bet kaip ir gera palapinė. Nu vien tik tais iš keliuko ir medžių matosi, kad labai sena vieta, graži alėja, labai. Kokiu grindiniu, ilgas ruožas iš grįstas betoninio, bet panašu, kad senas, o šiaip tikrai nebereikalo tokį ilgą ruožą grįsti. Matyt, reikėjo sunkia svoriai technikai važinėti. Kas čia koksai atsišaukimas Europos Sąjungai. Piligrimai sustojo pailsėti. O, tikri piligrimai. Raužiai keliu nutraužiai. Varom. Žuoliai. Na, ne kiekvienam supras tokią pramogą savęs alinimu, bet kitaip gyventi mes jau nemokam, mums to gyvybiškai reikia, bet kaip aš sakau, nuo tokio gyvenimo būdo ir plaukai palieka žmogų. Mat įgalus tie plaukai, ne pirma būtinybė. Tai kas tas Lamersas buvo? Buvo vienas iš tų irgi grietinėlės nacijų, kuris buvo atsakingas už administravimą daugiau tokių civilinių visų reikalų, bet tam tarpe lygiai taip pat buvo atsakingas ir už represijas visas. Tai dabar būtent Lamerso bunkeris prieisim ir jo vadavietė. Keli dideli bunkeriai buvo, kažkiek kareivinių, bet kareivinės tos nebeišlikė, bet principe visas miškas buvo skirtas, kaip sakyti, jo vadavietei. Informacijos likę, kad galimai dar karo pabaigoje čia veikia kaip ir Luftwaffės tam tikra vadavietė oro pajėgų. O kaip pagalvoji, protas neišneša, kad mes dabar čia galim vaikščioti laisvai, viską žiūrėti ir panašiai, bet jūs įsivaizduokit, tik tais 80 metų atgal čia buvo maksimaliai saugoma zona. Čia buvo minų laukai išdėstyti. Žodžiu, tai buvo visiškai aklai neprieinama zona, o šiai dienai mes galim čia vaikščioti ir viską matyti, kaip kas buvo tuo metu. Na, tas principe visų bunkerių tų statinių modelis ir pats principas yra daugmaž vienodas. Čia labai kažko nenustebinsi ir nenustebsi pats, bet pats faktas kieno ir kaip ką, tas va tai tikrai domina. Trumpa pietų pauzė, o šitos vietovės tai ypatingai dėl šitų reikalų visokių žiauriai nesaugios, nes kiek va tų visų statinių bunkerių buvę, tai tikrai visur jaučiasi tų tokių šulinių visą kitą. Padariau troškinį, vadinasi Tryda 3000. Improvizavau. Skeveldros. Tiksliau ne skeveldros, bet sprogimų. Dar aštru. O, visai. Na, čia nėra daug, bet kažkas naudoja. Čia grynai kaip sandėlys, elektrinė dar kažkas. Vat visai dar palyginus neseniai. Kažkas buvo duris susikonstravę. Nedidelis šitas pastatas. To pagrindinio statinio greičiausiai mes jau neberasim, nes nebaisiai daug ir ieškojom. Principiai nėra kažkuo išskirtinis nuo kitų. Jeigu Vilko Guolyje esat buvę, tai ten iš principo jis labai panašus į tuos visus didžiuosius statinius. Tai va, chebrytė, jeigu iki čia peržiūrėjot, tai labai jūsų prašau palaikint, subscribint, nes tikrai dar ne visi subscribina, kurie žiūri. Ir lauksiu jūsų kiekvienoj kitoj serijoj. Pagaliau įveikta. Kiek? 1,6. 1,6 tai čia šiandien? Jo. Tai bendrai? 18,2 dar. Kokiam keliu dar. Na, šiaip aišku sakytų, kad slabakai, bet vis tiek kažkaip sunku. Kuprinės ir net takeliai. Na jo, ties kupriniai, tai daug sveria. Tai va, chebrytė, viskas.
Viskas baigta. Ačiū, kad buvo 2 dienas su mumis. Ką pamatėm, tą pamatėm. Tikiuosi, kad patiko. Jei patiko, palaikinkit. Ir netempiu laiko. Mes varom namo ilsėtis. O jum ate, susitiksim kitoj laidoj. Iki.